8:46 ryto garsai grįžta į Dieveniškes ir dabar pakalbėsim apie dvasinius reikalus. Su mumis Dieveniškių Švenčiausiosios Marijos Rožančinės ir Norviliškių Švenčiausiosios Marijos Gailestingumo motinos bažnyčios klebonas kunigas Renatas Švenčionis. Sveiki. Jūs, kunigė, čia naujas esat žmogus, čia niekur aplinkui negyvenat, važinėjat, ar ne? Aš gyvenu čia, Dieveniškėse. Čia Dieveniškėse gyvenat? Yra klebonija prie bažnyčios ir čia gyvenu. O iki tol, kur gyvenot? O iki tol tarnystė mano buvo Vilniaus mieste, tai daug parapijų teko. Jau čia 6. vieta, čia Dieveniškėse. Taip, ir dabar prieš jūs čia klebonavęs kunigas tą darė beveik 40 metų. Jis čia pažinojo kiekvieną žmogų, kiekvieną paukštelį. Čia irgi, kai lankiausi prieš porą metų, kad ir kokį sutiksi žmogų, taigi mūsų klebonas čia mane sutokia, mano vaikus sutokia, anūkus sutokia ir panašiai. Ar jum, tokiam truputį ir svetimam žmogui, sunku kažkaip įsipaišyti, įeiti į šitą vietos bendruomenę, ją pažinti po tokio ilgamečio kunigo? Nesakyčiau, kad sunku, kadangi žmonės yra labai nuoširdus ir tokie paprasti ir svetingi, ar ne, sutiko labai gražiai. Ir ne tik, kad sutiko, bet visą laiką sakydavo: kunigė, jeigu reikia kažkokios pagalbos, kreipkitės, mes viską pagelbėsim, padėsim. Ir čia nėra tik tai viena žodžiai, žinokite. Čia realiai padeda. Čia realiai padeda, kadangi ir reikia prie bažnyčios talkos, tai susikviečia žmonės, sakau, padėkit, pagelbėkit, ir jie patys organizuojasi labai nuostabiai ir didelę pagalbą tikrai iš bendruomenės. O ką jūs kalbėjote apie kunigą Domą, tai tikrai, žinokit, yra tiesa. Kai tvarkiausi, tai mačiau arba jo ranką, arba kažkokių kitų žmonių ranką, gal jau pagalbininkų, rašytos vardas, pavardė, kur gyvena žmogus, kada gimęs ar ne, iškeliavęs, išbraukta, ta prasme, didžiausi sąrašai, yra šimtai žmonių, ką jis tikrai, kaip kalbėjote, jis, tiesiog šeimos narys buvo tų žmonių, tai per 40 beveik metų, 39 metus atitarnavęs, 2 kartas užauginęs, kaip ir sakė, tai vienus tokie krikštijo, pirmą komuniją, tai tiesiog, šeimos narys buvo jau. Taip, ir vietos bendruomeniai kunigo pasikeitimas po šitiekos metų yra didžiulis įvykis. Kokia situacija dabar jūsų bažnyčioje? Kiek tų žmonių ateina? Kiek jie religingi yra? Džiaugiuosi tikrai, kad žmonės eina į bažnyčią, meldžiasi, ir tikrai turime lietuvių kalbą pamaldas, turime lenkų kalbą pamaldas. Jeigu kokios šventės didesnės, tai ir bendrai lietuvių lenkų kalba, tai tada jau bažnyčia net ir lauke stovi žmonės, tai tikrai, žinokit, mano širdis džiaugiasi, kad žmonės ateina, meldžiasi, ir tikrai matau tikinčius žmonės šiandien. Jūs pats lenkiškai aukojat mišias? Be abejo, ir lenkiškai, ir čia šitoj vietoje reikia lietuviškai mokėti lenkų kalbą, mokėti baltarusių, bent jau suprasti nemoku, bet suprantu. Tai rusų kalba, tai čia visos tos 4 kalbos čia susimaišysios, ir čia žmonės vienas kitą tikrai supranta. Ir pavyzdžiui, nežinau lenkiškai, tas žodis, nežinau kaip ištarti, sakau rusiškai arba lietuviškai, žmonės čia viską priima labai, labai gerai. Dabar yra bažnyčia sutvarkyta, suprantu, per tuos metus, kiek jūs čia klebonaujat, ar ne, ir dabar mišias aukojat tik šičia, ar pavyzdžiui, kartais mišias paaukojat ir kurio Norviliškių pilis, ta koplytėlė, kapinės, kur tu iš esmės stovi ir matai Baltarusiją. Taip, ten irgi vyksta pamaldos, mišios sekmadieniais arba kokia šventė, tai žolinės buvo, tai irgi ten jau situacija truputį sudėtingesnė su žmonėmis, nes susirenka kažkur apie 20 žmonių į tas pamaldas, į mišias, o kai šventė, tai gali ir 50 būti. Tai o kadangi siena yra, tai truputį gaila, kad iš Baltarusijos pusės jau nebegali ateiti, o anksčiau ateidavo.
ta bažnyčia dar didesnė yra už Dieveniškių ir jinai būdavo sausakimša šventoriui. Ten žmonės, kaip prisimena, pasakoja, su arkliais atvažiuodavo iš Baltarusijos, vežimai pilni, po atlaidų ten ištęsia viską, ten ant žemės, ką nors tenai pasideda maistą, nu, ten žmonės pasakodavo, būdavo, tai jiems dabar truputį irgi taip, nu, šiek tiek liūdnoka, taip, kad tiek mažai žmonių. Bet, žinokit, ką tiem žmonėms sakau, tai ten labai šalta būna melstis, ten kartais, man atrodo, šilčiau būna lauke negu viduj bažnyčios, ten jau garai net eina, kai meldiesi žiemą. Sakau, nu, jūs tikrai tikras tikėjimo pavyzdys, per šaltį ateinat ir vis tiek meldžiatės, tai toks, nu, man tikėjimo pavyzdys didelis tų žmonių, žinokit. Kągi, ačiū Jums, naujasis Dieveniškių klebonas kunigas Renatas Švenčionis.